Ką ten su kompais? Sveikučiai! Sveiki gerbėmieji, jūs nepatikėsit, mes trečią kartą įrašinėjom šitą epizodą. Jo, trečią kartą, kad į kur griausmas. Na, žinai, bent jau orai pasitaisė. Praeitus 2 sykius tai varvinom prakaitą, dabar lyja laukia. Tai... Nežinau, pas mane jau lietus baigėsi, bet jau taip maloniai vėsų. Nu, žinai, tas lietus taip palašnuoju. Aišku, pas mane kieme statybas dabar aplink darbą, tai aš dabar visus langus užsidaręs nesivedinu. Tai va, tokios, kaip sakyt, naujienos. Čia dėl kažkokių tai techniniai nesklandumai. Dėl ko mes trečią kartą įrašinėjom. Pipevairas, ten dar visokie šūdai myžalai, bet, nu, gal apie tai kitą sykį. Nes aš jau kažkaip jaučiuosi pavedęs 2 kartus, tai... Jeigu ir šį kartą nepasiseks, tai nafik nedarysim. Nu, patostogauti reikės savaitę. Nu tai ką, tai šiandien taip aktualijas praeitų poros savaičių aptarsim ir užteks tam kartui. Pradedam nuo Lietuvos. Europos. Lietuviško mastodono turbūt. Jo, mastodoną iš tikrųjų. Čia prieš porą savaičių buvo pasklydęs toks šaršalas, va. Apie tai, kad čia jau rytoj priims chat kontrolę. Tipo, davai reikia šitiem atstovam Europos kažką tai sakyt, kad nedarykit nesąmonę. Tai ir, nu tai ką mes ten, mastodone kažkas pasidalino kažkokio įrašu, mes čia, kaip sakant, greitai sugeneravom kažkokius tai ten laiškus atstovam, aišku, įsiuntėm europarlamentaram, pasirodo ten ne parlament jau balsavimas buvo, tai tiem parlamentaram dzin, kas ten, Auštrevičius dar pasakė, kad čia balsavimų jokių nėra, nemeluokit. Ir išvis čia melagienas skleidžiat apie šitą. Pasiuntė laimės kūdikį toli ir apšaukė skleidžiančią melagieną, ne? Jo, melagienas. Nu, tai tada dar labiau supyko ir tada jau nebelindo į diskusijas, nes bijojo kažką negražiai padaryti. Na, aš ją suprantu. Tai va, nu, bet šiaip gerai tai, kad vis tik tas priėmimas nepraėjo šį kartą. Ten gal kažką išgirdo ir kadangi Europos čia komisija, Europos kas ten... Taryba. Europos tarybai pirmininkavo buvo dar Belgija. Belgija, jo. Jų šiaip belgų šitas proposalas ir buvo, tiesą sakant. Kaip jis čia tiksliai vadinasi, vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo reguliavimas, jo. Taisyklės dėl vaikų ten išnaudojimo ir panašiai. Ir taip, bet galiausiai nepraėjo, dabar Mairots pirmininkauja komisijai Vengrija, tiek kaip ir mačiau gandus, kad išreiškia norą, kad gal norėtų šitą priimti. Kaip sako, truputį ramu, bet ne gal, čia bet pusmetį kažkas tai. Tai čia, žinai, šitą projektą tai jau vynioja bent 10 metų, ten nuo 14 berods metų ir visą laiką, na, kai apie jį buvo kalbama, tai buvo akcentuojama, kad ne, čia end-to-end encryptionas, čia ne prie ko, ta prasme, mes nieko čia bendro su end-to-end encryptionu neturim. Ir čia turbūt dieną po originalaus plano balsuoti Europos taryboje, vienoje iš konferencijų, kurią organizuoja Europos komisijos, turbūt viena iš organizacijų, kuri stebi Europos komisiją, viename iš tų konferencijų pasisakė viena iš moterų, kuri šį reglamentą pušino, pasisakė teikdama, kad, na, jinai apsigavo, prasme, vaikai labai rūpėjo, dėl buvo įsitikinusi, kad čia nieko blogo iš to reglamento nebus ir kad iš tikrųjų tas reglamentas turėjo sulaužyti end-to-end encryptioną ir turėjo reikalauti messengerių paslaugų tiekėjų dalintis, iš esmės, privačiais pokalbiais su saugumo tarnybomis. Jo, bet nepaisė, kad tenai tiek, kaip skaičiau kažkur, kad ir vaikų teisių specialistai, ir policija, ir IT specialistai, kibersaugumo sakė, čia nieko gero nebus, čia bus blogai. Čia bet kas supranta, kad bet kas šiek tiek apie
nors truputį apie tą kibersaugumą nutuokiantį supranta, kad ten buvo numatytas master kėjus, tai kad master kėjų kažkas tai gaus, ko gero anksčiau negu teisėsauga, tai čia kaip ir obvious ir ten bus daugiau žalos negu naudos. Jo, daugiau žalos negu naudos. Jo, nu bet visas šitas džiaugsmas kol kas praėjo, žiūrėsim, kaip čia su ta Vengrija dėsis. Šiaip minėjau, buvai permetęs akim balsavusių, tiksliau nebalsavusių, ankstesniuose balsavimuose pasisakymus ir statistikas, tai minėjai, kad Lenkija ir Vokietija gana griežtai pasisakė prieš. Čia vėlgi Vokietija tai turbūt galima sieti su tokiom organizacijom kaip Chaos Communication Club, kurie buvo vieni iš tų veikėjų, kurie sakė, kad atkreipkite dėmesį. Ir šiaip Vokietijoje tenai su tuo privatumu ten labai rimtai. Pas juos, man atrodo, ten viešų pastatų, net nebūtinai žmonės juose turi būti, tai tenai nelabai gali fotkinti, gal kažkur tai mačiau tokį tenai. Pažiūrėti reikia į Google Street View padengiamumą ir pamatysi, kad Vokietija tokia apytuštė pakankamai. Bet tai čia, žinai, man tai su žmonėm labiau tekia susidurti, kur ateina vokiečių pora į barą, išgeria po vieną alaus ir pliamu sako, o tai žiūrėkit, čia pas jūs saugos kamera dabar mus filmuoja. Bet kaip čia taip, kodėl tada ant durų nėra žymėjimo, ta prasme, kad čia yra filmuojama, nes pas mus tai griežtai, ta prasme, ir tada tu kaip pilietė, žinai, priimi sprendimą, žinai, ir aš noriu eiti į tą erdvę, kurioje yra filmuojama ar ne, žinai. Skamba kaip tas iš dalies, kaip dalis to chat control proposalo, kur iš esmės tiekėjai būtų įpareigoti reikalauti žmonių patvirtinti leidimą būti stebimiem prieš naudojantis messengeriu, arba tiesiog neleisti naudotis to messengeriu, jeigu žmogus to nepatvirtina ir ten siūsti įmėžų ir video. Bet iš kitos pusės tai toks vis tiek paliekama, žinai, galimybė. Juolab, aš manau, komunikacija yra arčiau žmogaus teisių negu galimybė apsilankyti konkrečiame bare. Šiek tiek arčiau. Liekam Lietuvoj. Irgi tą pačią savaitę buvo pristatyta internetinio balsavimo galimybių studija, kuri kainavo ten nemažai, kaip supratau. Ir tu kaip pasakėjau per pirmus 2 dublius, kad buvo už ką sumokėti ir ta studija galiausiai parodė tai, ką mes aitišnikai jau seniai sakėm, kad daugiau sukurs problemų negu spręsiu. Ir, bet pasakyta oficialiai, kad daugiau problemų sukurs, kad galbūt įsirinksim, bet ne dabar per daug neramu ir tenai panašiai, kainuos daug, reiks 10 metų. Ir... Žinai, ta studija iš dalies, kai kurie žmonės truputėlį kritikuoja, kad tarsi jinai gana brangiai kainavo, pavyzdžiui, minėjai, kad brangiai, tai beveik 100 000, ten 90 000 su PVM. Bet pažįstami dirba toje įmonėje, kuri darė šitą studiją, tai yra viena iš įmonių, kuri darė šitą studiją VRK užsakymu. Tai iš jų supratau, kad ten tikrai nemažai valandų buvo suklokinta ir prie šitos studijos ir tą pačią studiją vartant, matosi, gana didelis dokumentas, gražiai gana sukaltas, daug parinkta pavyzdžių, specialistų pakalbinta ir gana išsamei nuosekliai prieita prie tos išvados, kad gal vėliau. Žinai, dažnai mes tą pačią Estiją, Naująją Zelandiją, Šveicariją keliam kaip pavyzdžius, bet viena vėlgi iš išvadų tos visos studijos, kad ir vienas iš tikslų yra iš esmės padidinti populiarumą rinkimų, dalyvavimo balsavime, kad daugiau žmonių pritraukti. Bet tuo pačiu Estijos pavyzdžiu, tas populiarumas apskritai dalyvavimo rinkimuose nė velnio neauga. Tiesiog daugiau žmonių internetu balsuoja, bet bendrose statistikose nieko nekeičia. O Estija, kaip taikantis internetinį balsavimą jau kurį laiką, panašu, kad į tokią gana statistiškai jau reikšmingesnis pavyzdys. Kaip jeigu žmonės eina balsuoti, tai jie ar ateis, ar prisijungs, vis tiek prabalsuos. O jeigu neina balsuoti, tai jiem dzin kaip nebalsuoti. Ar sėdint namuose, ir sėdint, ar laukiant eilėj, žinai, prie balsadėžių. Žinai, iš kitos pusės reikia turėti omeny, kad pas juos, ne tik internetinis balsavimas, paraleliai lygiai greičiai vyksta balsavimas tiek ant biuletenio, tiek internetu. Tai turbūt
iš kitos pusės galima būtų žiūrėti ir į riziką, žinai, kad tai vyresnio amžiaus žmonėm tai, nu, toksai per sudėtingas, nepriimtinas ir vatnuot galėtų būti būdas, bet čia, žinai, kai lieka galimybė tradiciškai, žinai, nueiti iki apylinkės, tai... Dar po šitos studijos buvo tenai irgi vienas iš mastodeniečių Taip. pakalbintas LRT eteryje. Kaip jį ten LRT radio ringė vadino, ponas Liuiza. Visai smagiai pasisakė, bet žinai, čia eilinį sykį dėl tos radio laidos, tai galim paburnuot, kad nu nelabai turim ką pasikvies, žinai, Pereščius ir Gaižauskas, žinai. Bet iš politikų gaila, kad, ar tikrai nėra, kurie būtų žmoniški ir prieš. Man atrodo, tas pats, aišku, dabar koks Kasčiūnas, tai jis būtų dabar nelabai, bet gal irgi gudriau pasisakytų negu Gaižauskas, kuris tenai taip, jis gal ir validžių taškų, kaip sakyt, pasakė, bet, jis šiaip tenai ant konspiracijų teorijų ribos, tai, žinai, ten sunku priimti rimtai. Vien dėl formato, žinai, kai... Bet, iš kitos pusės, tai aš čia googlinau prieš įrašą būtent šitą LRT radio ringo pokalbį. Gerai, neguglinau, dagdagauinau, kaip pirmą įrašą pateikė 21 metų analogišką diskusiją tame pačiame radio ringe, tai vietoj Gaižausko buvo Širinskienė, žinai, 21 metais, tai irgi svarstant, žinai, galimybės. Kažkodėl kviečia šitą opoziciją, nors ir iš pozicijos atstovų yra tokių, kurie prieš. Bet matai, pozicijoje liberalai, o jie už. Kad iš konservatorių kažkas gal prieš, tai čia netiek įdomu. Matai, dar Gaižauskas čia kažkada nepersinėjo, užsirekomendavo, kai toks apie IT duomenys, kur sakė, kad hakeriai viską gali nulaužti. Žinai, jie sako, kad kiek mes čia liko apžvilginėm, tai, kaip sakyt, nėra tai, kad jis labai nusišneka, bet kaip jis tai daro truputį. Taip, tas toksai, kur, nežinau, čia pasigendu, žinai, pasigendu šiek tiek daugiau, žinau, didesnės įvairovės galbūt specialistų įvairių temų, žinai, pasisakančių vienaip ar kitaip visuomeniai. Toks yra, kad jeigu yra vienas žmogus, tai tas vienas žmogus visur ir eina, žinai. Tai reikia kažkaip mums čia įsivažiuot, kad pagaliau bent tave kviestų ar mane. Abe mes jau nukreipsim, kas kur ką. Kas žino. Bet šiaip apie šituos tiek ir balsavimus, tiek ir Estiją ir panašiai, kaip tokia tema gaunasi, dar irgi visi kalba, kad Lietuva fintecho šalis. Taip. Ir čia mačiau to klausimas kilo, kodėl, nei ten yra kažkokių pasisakančių kokiose konferencijose iš fintecho, nei čia kodėl? Tai kodėl? Todėl, kad tai pasakė. Politikai tai pasakė. Leido kažkokiem tai lengvatiniam gal sąlygom tenai įsisteigti kažkokius tai development centrus, tokiam Revolutui, tas pats Danskegi dabar banko nebėra, o šitas paslaugų centras yra. Barclays kažkada buvo. Barclays gal iš tikrųjų ir užvedė šitą. Buvo, bet dabar jau išėjo. Tai Barclays, Danske, tada Revolut, ir čia dar krūvos visokių kitokių, žinai, startupų. Ir, jie maždaug suteikiam, gal jie ten kažkokias tai suteikia truputį lengvatas tenai kažkokias tai. Ir žinai, užsirekomenduot kaip šiaip tenai IT šalis mes jau kaip ir negalim, šitą pasiėmė Estija. Taip. Kurie tenai balsavimą pasidarė, pilietybę pasidarė ir jau mes čia jau šitoj ne, tai reikia paimti siauresnį sritį, mes fintechas ir važiuojam. Nors tenai dabar skandaliukai visokie, ten ir panašiai, bet vienas iš daugelio. Viena iš daugelio įmonių, mes daug fintecho šalių turim, tai žinai. Oi, kaip mes Skype'o pavyzdį mestam vis dar. Jo. Nes tai nuo Skype'o prasidėjo, žinai, kad Skype, tas, kuris sukūrė Skype'ą, sugalvojo, kad gali developmento ofisą atsidaryti Estijoje, matyt, pigiau buvo. Ir nuo to ir prasidėjo. O dabar jie, tiesiog jie dabar moka irgi gerai daryti savo šitą PR-ą. Mes mokomės, bet irgi, irgi einant to, žinai, kad
mokam, čia va irgi čia šiandien gal mačiau Armonaitės džiaugsmas, pritraukėm investicijų per pirmą pusmetį vos nedaugiau negu pernai per metus, kažkas tokio, žinai, ten Rheinmetall atsidarėm, čiu, kaip čia gerai, žinai. Tai matai, nes va ta fintech šalis tai yra tokia kaip razinka. Žinai, pasakyti, kad mes darom tą, žinai, tai yra viena. Bet pasakyti, kad va specifiškai tas, tai jau ne. Nes matai, jau važiuoti ant greičiausiai internetą jau nebeišeina, jau kurį laiką nebeišeina. Tai nežinau, aš man atrodo prieš kokį 10 metų dar topę kabojom 10-tukę, man atrodo, ar 15-tukę, bet čia prieš 10 metų, žinai. Jo, dabar tai jau nebe. Žinai, kaip sakyt, greičius tai gal ir gerus galėtų mums duoti, žinai, tu ir neblogus. Hardvaras tenai nebeatsinoja, nes dabar nebėra lengva, hardvaras priimantis, kuriuo, kaip sakyt, speed testas matuoja. Tai ta prasme, jeigu pas tave yra 10 metų kompas, kuris turi tik tai 100 megabitų šitą plokštę tinklo, nu tai tu gau, kad ir gigabitą, tau vis tiek rodė 100 megabitų. Bet tai čia, žinai, turbūt dar ir kitas dalykas poreikiai, tai prasme, jeigu nėra kažkokios didelės industrijos, kuriai reikėtų didelius duomenų kiekius pumpuoti, žinai, nu tai kiek paprastas žmogus, žinai, gali sirpti dalykų, žinai. Nu, manau, kad yra tam tikra riba ties, kuria yra komfortabilu ir to poreikio didesnio nelabai, žinai, atsiranda. Tiek to pačio interneto greičio, žinai, tai. Nu tai tai sakau, tai būtent, tai nebėra to, tai dabar fintechas, pasibaigs visi fintecho burbulai, bus dar kažkas, gal spėsim gal pasiimti, žinai, kažkokį. Bet tai, žinai, aš tik tai norėčiau prisikabinti dėl vieno dalyko, kad šitą fintecho burbulą lyginai su šitą estų piliečių, e-Citizen visa programa. Man kažkaip pasirodė, kad ten šiek tiek ta programa nuoširdesnė ir šiaip daugiau ją įdėta širdies. Ne tik, žinai, pasipiarinti ir papasakot, žinai. Jie tai daro jau seniau, jie tai jau pasiėmė tą, kaip sakyti, pradėjo reklamuotis kaip ateišėlį ir jo patys to patikėjo, žinai. Okay. Nes kaip tas e-Citizen čia taigi po internetinio balsavimo keli metai buvo praėję, kai tik tai pasidarė. Jo, net viršiai, aš kažkaip galvojau, kad atvirkščiai netgi. Man atrodo, kiek aš atsimenu, tai ten balsuoja gal nuo 5 ar 6, nežinau, metų, berods, o Citizen čia bent jau išpopuliarėjo, tai gal nuo 10 ar vėliau, žinai, tipo. Okay. Bet, manau, irgi pradžioje ten buvo vienaip visaip, bet, aišku, jie ten gavo, žinai, Skype'o babkių, paėmė, padarė, pradėjo daryti ir tada, tai sakau, jie pradėjo varyti šitą, jau to patikėjo, tai ir daro, žinai. Pas mus dar kol kas yra, ir matai, pasakyti, visa šalis tokia, tai yra viena, o buvo fintechas, nes fintechas irgi yra siaura, kiek ten fintechai dirba žmonių, 200 bendrai paėmus, žinai. Keli šimtai. Pasižiūrėjusi kokią Perlo Facebook'o paskyrą, tai gal net ir mažiau, nes ten niekas spamo nevalo, tai nėra žmogaus, kuris medijas prižiūrėtų, žinai. Tai tai žinai, tai čia toksai dalykas, kur. Tai aš nelyginau su to, aš tiesiog pasakiau, kad, kaip kas save pozicionuoja. Taip. Ir koks to pagrindas. Taip. Jie turi tuos savo sprendimus, tai save pozicionuoja. Mes turim tokį, žinai, tokią situaciją ir taip irgi save atitinkamai pozicionuoja. Tai ir gerai, matyt, žinai, gali kažkaip tai pritraukti kažkokius, tai ar startupus, ar kažkokius šiaip rimtesnės firmas, kurios galėtų čia, kažką developinti. Ar gal net ir paslaugas teikti. Bet tai, žinai, su ta piliečio programa, tai ten keletą ten tų perkų buvo, kur lengviau ten įmonę įsikurti, žinai, Estijoje, ten neparašas, dar kažkas. Ir vienas iš tų punktų buvo, kur tiesiog, žiūrėkit, jums nebūtinai kurtis įmonę Estijoje, kad norėtumėte šitos kortelės ir, žinai, ir paskyros jūs galite tiesiog paremti Estiją, įgydami Estijos e-Citizenshipą, žinai, ir ten susimokėdami, kiek ten 9 eurų ar ten 100 pem, aš jau nepamenu, keitėsi. Jo, bet ar daugam tai buvo tasai pagrindinis pretekstas? Blema, nežinau, aš kelis kartus labai svaršiau, kad reikėtų dar kaip tik po Estijoje komandiruoti teko apturėti, tuomet galvojau, blema, visai faina idėja, reikėtų pasidaryti, žinai. Ten ir šiaip užkabino vėlgi su to pačiu e-Citizenshipu
Aš jau nežinau, prieš kiek čia tų metų, prieš kokius 7 gal metus, gal tos pačius 10, buvo toks incidenčiukas, kad, žodžiu, paaiškėjo, kad kortelių gamintojas nutekėjo, žodžiu, iš to e-citizenshipo kortelių master raktai. Nors explicitly sutartyje buvo reikalaujama, kad nebūtų tokių master raktų, žodžiu, kad tos kortelės būtų pakankamai saugios, žinai. Tai iš gamintojo nutekėjo master raktai ir estų atitinkamos ten institucijos labai operatyviai, žinai, rekolino tas visas korteles. Štai ten užkūrė krūvą puslapį, žinai, paprastam piliečiui, ką čia daryti, kodėl čia reikia, žinai, ką čia reiškia tie master raktai, žinai, kodėl čia reikia atsinaujinti. Tada tech žmonėm irgi toks atskiras skyrius, kur detaliau techninė informacija. Ir tada toks trečias skyrius, kur žodžiu, followino nuosekliai, žinai, teisminius procesus, kaip jie ten kapojasi su to gamintojų korteliu, žinai. Blemba, taigi, va, čia sutarty buvo, žinai, jokių čia master aktų, ten, žinai, saugumas visą kitą, o jūs, blemba. Nežinau, tiesą sakant, kuo tai tie teisminiai procesai baigėsi, bet šiaip kaip entuziastai buvo labai smagu stebėti, žinai, kad, tas va tavo minėtas PR-as, žinai, gerai, PR-as, bet toks kokybiškai gyvendintas, žinai. Jo, tai, kaip supratau, ten buvo jos ir apmokančių tokio PR-o, tų vadinamų damage control, žinai, taip, panašiai. Tai ten iš vakarų tokių gerų specialistų, tai jie, žinai, tuo ir pas mus, nežinau, ar buvo, ar ne, ar čia buvo biški. Vis tiek, biški ir mentalitetas kitas ir panašiai. Taip. Ir ten, tipo, mes patys, arba kam tu čia mums reikalingas, jeigu mes iš tavęs atgatų nepasiimsim. Ypač tuo metu, kai prasidėjo viskas. Kalbant apie visokius teisinius procesus, čia apsiminėjai, kažkas ten buvo gera žinia CTB vartotojams, naudotojams. Gausit po 300 eurų kiekvienas. Oi, ten ta epopėja CTB, tai irgi aš jau kelinti jau čia metai tęsiasi, tai vat, dar vienas teismas užvertė šitą lapą, žodžiu, dalinai patenkino apeliacinis teismas skundą. Tai iš esmės jo, vat, piliečiai, kurie ten 300 piliečių, kurie dalyvauja grupinėme ieškinyje, gaus 300 eurų moralinės turbūt žalos skaitėsi. Tik tai dalinai apeliacinis teismas tenkino skundą, kadangi ieškinys dėl turtinės žalos ir bylinėjimusi išlaidų padengimo, žodžiu, perdodamas nagrinėti toliau, žodžiu, gražinamas pirmą instancijai. ir kompanija, kuri po CTB, šitie Prime Leasing, tai jau kreipėsi į aukščiausiai į teismą, žodžiu, su skundu, kasaciniu skundu, žodžiu, toliau tęs šitą visą epopėją. Tai nežinau, man atrodo, nesu tikras, ar aukščiausiasis teismas gali paneigti šitą apeliacinio teismo sprendimą. Tai dar čia turbūt metelius kitus pasibilinės, iki kol kažkokio tai klaužiro praeis. Turiu čia porą klausytojų, kurie vis papingina čiate, kad, žiūrėk, gavau mailą, čia pajudėjo reikalai, žinai, byloj. Kažkas tai. Jo, čia vis kokių įdomybių. Apie įdomybės kalbant, ten pasižymėjai ir kažkada jau pasakojai šiek tiek apie Lenkijos traukinius. Oi, čia toks įdomi situacija. Jo, čia ta visa istorija, dabar galvoju, pernai per Reikjavos Communication Congressą turbūt buvo labiausiai anšlaginis pranešimas. Tai iš esmės, kodėl aš tą norėčiau paminėti šiandieną būtent, tai vienas iš kolektyvų, ten, man atrodo, iš vieno Hackerspace'o kilę, dar vieną ieškinį gavo Varšuvos teisme už tai, kad jie reverse inžinierino vieno gamintojo traukinius, iš esmės traukinių hardware firmarą. O situacija buvo tokia, kad vienas iš Lenkijos operatorių geležinkelių įgijo ten 11 berods traukinių, ir tais traukiniais sėkmingai naudojasi, ten kas 1 000 000 kilometrų atliko maintenance pas gamintoją. Galiausiai kažkaip pasiskaičiavo, blemba, kažkaip tokios nelabai rinkos kainos, kažkaip per brangu čia pas tą gamintoją remontuotis, maintenance atlikti. Paskelbė viešą konkursą, tą viešą konkursą su gana didelė persvara laimėjo kita kompanija. Būtent maintenance ir remonto paslaugas teikti. Ir sėkmingai pristatė jam ten kelis traukinius, žiūrėkit, mes čia jau reikėtų tą maintenance atlikti, prakūrenom tą 1 000 000 kilometrų. Ar tos kompanijos inžinieriai krapštosi, daro darbus,
žiūri kažkaip traukiniai nebepajuda iš vietos, kas čia vyksta, nu, žodžiu, užsibrikino, keli traukiniai, nu, žodžiu, pakrapšto elektroniką, nu, kaip ir viskas gerai, pakrapšto hardvarą, nu, kaip ir viskas gerai, nu, čia dar kažkoks softas, kažkoks firmaras, tai kreipiasi į ten vieną kolektyvą, kuris užsiema reverse engineerinimu ir softo reikalais. Nu, ir tas kolektyvas rado krūvą tokių, nežinau, tyčia paliktų bugų arba būdų, kaip išvengti tokių konkursų viešųjų, kai kita kompanija atlieka remontą ar maintenance. Tai kitokio lygio, kad pavyzdžiui buvo įsiūta į tų garvežių firmarą konkrečios koordinatės konkurentų kompanijų dirbtuvių, geografinės koordinatės. Ir su tokiais kodo gabalais, kurie patikrina dabartinę garvežio padėtį erdvėje ir jeigu garvežys stovi tose dirbtuvėse ilgiau negu ten 10 dienų, tai garvežys užsibrikina. Arba ten kokie paslėpti GSM modemai su vienintelė funkcija ir ten su keliom funkcijom, kurių viena iš jų tai remote nusiųsti komandą, kad užsibrikink ir užsiblokuok stabdžius, vienu žodžiu. Ir be paprastos galimybės jų atblokuoti. Tai tai dabar tas kolektyvas, nu, žodžiu, jau 2 teismuose. Tai, baudžiamojo pobūdžio ieškinį turi Krokuva ir čia administracinį Varšuvos teisme. Jie ten juokiasi, kad ten byloje, nu, žodžiu, ieškinyje figūruoja ten screenshotai iš jų skaidrių, kuriuos naudojo konferencijose pranešimams apie visą šitą situaciją. Ir kur ten matosi dekompiliuoto kodo gabalai, ASMO gabalai ir tokio pseudo kodo gabalai. Jie ten teigia, kad čia mūsų tie gamintojai traukinių, šitų vagonų ir garvežių, kad čia, oi, ne, čia mūsų intelektualinė nuosavybė ir jūs čia maždaug išlaužėt. Tai toks, nežinau, įdomesnė situacija, man čia primena tos atvejus, kaip ten Širinskienė putojasi baisiausiai, kai bišas rado spragą sveikatui, kur, žinai, prisijungi prie sveikatos ir tau background'e JSON'e parsiunčia, žinai, medikų asmeninius duomenis, žinai, ten baisiausiai putojas, kad, oi, čia tau eisim su tavimi teismą, čia tau baudžiakas grėsia už įsilaužinėjimą, žinai. Jo, tiesa. Kibernetinė ataka, oi kaip mėgsta kai kurie Seimo nariai, net ne Gaižauskas tokius žodžius čia kaip buvo. Skepenio bairiu. Jo. Kibernetinė ataka, nors jis tiesiog neprasitėsi domeno galiojimo. Taip, arba ten dabar galvoju, su Veryga tą pačiu buvo, ten per kažkokį tai šitą spaudos konferenciją, žinai, kur oi, mikrofonai neveikia, nu tai čia turbūt jau įsilaužė mus, kokie rusai jau kažką išlaužė. Kažkas iš žurnalistų atsako, kad nu gal ir ne, nu bet žiūrėkit, tai gyvūna taip visai galėjo, žinai. Verygos spaudos konferencija, ten covidinė, man atrodo, kažkuri. Jo, buvo ten šitas laisvės tave mėgstas, žinai, pacituota. Ja. Čia vaizdelis įdomus. Jo, tęsiant visokius šitokius teisminius, net neteisminius, čia jau apie hakerius, lykus. Tai, žodžiu, Izraelio kompanija, kuri verifikuoja žmonių dokumentus, kai Facebookas ar kas nors paprašo, kad patikrint duomenis. Tai dažniausiai per juos ten eina, pasirodo, buvo palaužti, ar kaip tenai? Iš esmės, kaip supratau, kad tiesiog nutekėjo buvusio darbuotojo kredencialai ir ten manoma ten prieš kokį 1,5 metų, gal kažkas tokio. Tai čia 404 Media paskelbė po to, kai bandė susisiekti su ta Izraelio kompanija, kur ten Authentics berods vadinasi. Ta kompanija viską neigia, kaip visada, žinai, ir ta 404 Media po kažkiek tai laiko paskelbė ir viešai, kad, žiūrėkit, mes turime įrodymų ir tie įrodymai yra patvirtinti nepriklausomų šaltinių, kad, iš tos kompanijos nutekėjo tiesiog tiek įrašai išparsinti asmens dokumentų, tiek ten pačių asmens dokumentų nuotraukos iš esmės. Kaip supratau, ta kompanija yra viena iš didesnių panašias paslaugas teikiančių pasaulyje. Tai su tokiais klientais kaip tas pats Facebookas, TikTokas, Uberis ir panašus dalykai. Tai, nežinau, man apskritai pats tas konceptas, tai man atrodo, net tas pats Delfis kažkada svarstė ir Seime tokių visokių pasvarstymų buvo įgarsinima, kad blemba, jo, čia visi komentatoriai turėtų registruoti su asmens dokumentu, žinai,
Ir tik tada galėt, žinai, išreikšti savo poziciją ar pagrasinti, žinai, susidorot. Nu, bet, nežinau, aš suprantu tokių dokumentų, žinai, poreikį, kai yra finansinės operacijos, kai yra jautrus, kaip sakyti, duomenys tenai arba kažkokie tai naudojasi, kad ir ta pačia ten ar sveikata, ar, kažkas, kas, kaip sakant, kur yra pinigai, kur yra gyvybė, žinai, svarbi, tai va tenai. Autorizuotis Facebook'ui, kad parodyt, kad tu ne botas, botai gali labai sėkmingai pripaišyti, žinai, kažką tai tenai. Photoshopas still alive. Tai žinai, aš dar iš kitos pusės prieinant, jeigu tas pats Facebookas reikalauja ID kortelės, tai ilgainiui kaip vartotojas pradedi turėti tokį apgaulingą saugumo jausmą. Tai čia vien tikri žmonės aplinkui, jie čia visi verifikuoti, žinai. Kaip pagalvoji, ten ta verifikacija, mano galva, šūdo krūvo, žinai, iš tos nuotraukos ir realiai daugiau žalos nei naudos. Nes aš tą tokį per ilgą laiką internete, forumuose ir čatuose supratau, kad gal geriau iš pradžių visus vertinti kaip, žinai... Kaip feikus. Jo, kaip feikus, kaip jo, ta prasme, neekspektinti, kad jie, žinai, yra būtent tas toks gyvas žmogus kitame laido gale, kokio jisai dedasi. Ir iš vienos pusės bus labai didelis atradimas, kad paaiškės, kad jis tikrai yra toks žmogus kitame laido gale, žinai. Bet tiesiog toks, manyčiau, čia elementarios neetiketo, bet... kaip vadinasi, ne sanitarijos, bet interneto... Higiena. Jo, elementarus interneto higienos, žinai, dalykas, tai nepasitikėti nieko, kaip ir tuo dėdė, kuris, žinai, siūlo saldainių troleibuse, žinai. Tas apgaulingas saugumo jausmas, tai manau niekam ne... Čia, žinai, iš kitos pusės kaip ta žalia, žinai, spinelė arba įprotis, browserį turiu omeny, žinai, prie urlo. Vai, tai žalia spinelė, tai čia viskas gerai, tai čia validos puslapis, žinai. Jo, saugu, žinai. Nepaisant to, kad ten tas pats phishingo puslapis galėjo sertifikatą, žinai, nemokamą pasidėti ir viskas. Pasidiplajant ir viskas, žinai, žalia varnelė, žinai, viskas saugu, žinai. Dėl to dabar, koks Romas jau tų žalių varnelių neberodo. Jo, tai čia ir buvo pagrindinė motyvacija, man atrodo, to pačio Mozillos, tos pačios... jie dar rodo spinelę, bet, žodžiu, ilgas ten po to dokumentas buvo, kad blemba, šalutinis efektas yra ir nelabai buvo gerai, žinai, akcentuoti, kad čia tikrai saugu, žinai, jeigu jau išsitipėjęs. Tas sertifikatas tik tai, kad, užkoduoti duomenys tarp kliento ir puslapio. Taip. O kad puslapį tenai, kas ten darosi, tenai yra visai kas kita. Gerai, gal ką nors linksmesnio mestelim. AI, tipo, ar dar ne? Ne, kad bus, kad Tuxedo, pavyzdžiui, ruošia ARM laptopą Linuxui. Šiaip jau Tuxedo yra vokiečių firma, kurie gamina Linuxui optimizuotus kompus ir laptopus ir panašiai. Tai jie paskelbė, kad daro laptopą su ARM procesorium, ARM šeimos procesorium. Taip. Greičiausiai su šituos Snapdragon tų naujausių X. Jo, čia su tos Snapdragonu, Qualcommu. Tai dabar Macas su savo M123 ARM-inis, tada Windows'e su savo tas Copilot plus PC, irgi ARM-inis tas NPU, tai Linuxistai gaus kažką tai, specifiškai jiem. Jo, su KDE plazma dar. Aš čia permečiau akim, šiaip apskritai bendrai čia pastarosiam savaitėm visai nemažai triukšmo buvo internetinėje erdvėje, tiek apie šį Tuxedo laptopą, tiek ten dabar su RISC-V announcino viena kompanija, kad ten išleidžia laptopus. Ten pasižiūrėjus, kai kaina 3000, tai taip kažkaip truputėlį rankos nusvyra, bet tuo pačiu dar ir Framework paskelbė lygiai taip pat, kad jie siūlys motininę plokštę, kurią tu gali pakeisti, žinai, turimo Frameworko laptopo, žinai, motininę plokštę ir turėti ten su RISC-V procų, žinai, laptopą. Daugiau ten tų tokių visokių pasidžiaugimo armais ir kompanijom, kurios kaip ir nežiūrėjo į arminius procesus ir nesiūlė žmonėm, bet visai gal ir džiugina tas toks naujovės kažkokios. Tai
Būtų smagu, kad nekainuotų tie dalykai po $3000, bet... Nu, žiūrėsim, kaip čia bus. Jo. Aš šiaip dar prisiminiau, kad žmonės žinotų, kad Europoje minimum 2 yra firmos, kurios gamina Linux'ui skirtus šitos laptopus, dar yra Slimbook. Tai ispanai. Okay. Ir jie turi KDE Slimbook, kuris eina su KDE Neon. Okay. KDE Neon yra latest and greatest KDE, ta prasme, bleeding edge. Bet jie kol kas apie šitos nekalbėjo. Nemačiau kažko. Čia pasižiūriu AMD pagrindė, AMD ir kainelės nuo €1000. Gyvent galima. Vat nežinau, šitų ispanų. Jo, tai pavyzdžiui, kai yra šitas, nežinau, nežiūri, yra toks The Linux Experiment vlogas, tai jis pastoviai reklamuoja, kad jį remia Slimbook, jam paprovaidina device'us, kuriais jis montuoja, žinai. Na, aš man tai klausau turbūt konkurentų ten, kur su frameworkais dirba. Nu, aš nežinau, ar čia konkurentai, žinai. Kiekvienas kaip pateikia, žinai. Šiaip ten amerikiečių kelias podcastus klausiau, kurie labai laukia, kol tie su RISC-V pasirodys laptopai, nes, nu, irgi toks nematytas žvėris padangėje, žinai, dar ten tos kainos, tai aišku, tai vėl neaišku, ten keičiasi ir galiausiai pašalina iš puslapio, žinai, tai svarsto, gal čia pasiūlys, žinai, pristatyti, žinai, ir pažaisti, kaip rėmėjai, žinai. Nu va, gerai, o dabar irgi apie išeinančius dalykus, neišeinančius naujus ir jeigu jau kalbėt apie ARM-inius procesorius, tai... Aš labai atsiprašau, pertrauksiu, iš vidaus organų išeinančius dalykus. Nu, iš kažkur, jo, čia tai iš vidaus organų, jo. Yra taip, yra tokia kinų kuriama distribucija Deepin Linux. Deepin OS, dabar net nesimenu. Jie paskelbė, kad įkiš į savo operacinę savo dirbtinio intelekto asistentą jau. Nu tai dar mažiau priežasčių naudot. Ir taip, kad kinų saugumo tarnybos šitam tave seka, tai dar ir per AI tave seks. Nu tai... Neseko, padeda gyventi teisingai. Šiaip kaip tai tas pats Deepin ir DET ir Deepin OS, tai jie ten dažnai figūruoja tarp gražiausių out of the box distribucijų. Nes aš paskutinį kartą kažkokį top 10 mačiau, tai man atrodo, jo, Deepin ten 3, man atrodo, paskutinis kažkokia tai puslapio, žinai, vertinimas. Tai gal tas kino puslapis, žinai, tai savo produktą labiau vertina. Ant Debiano pastatytas. Turbūt Debiano Hebra buvo vieni iš tų, kurie sakė, oi ne, mes čia neprimsim nei kodo, nei kažkokių tai, žinai, jaus enhancementų, sorry, bet mes norim užtikrinti bent jau kažkokią tai, žinai, žmogaus priežiūrą. Šiaip žiūriu, žinai, tas asistentas. Nu, bet čia klasikinis asistentas, tipo manpage'ų, paieška manpage'uose, atsakymai į klausimus iš dokumentacijos, šiaip failų sistemoje kažkokia fancy paieška, nu ir tas turbūt klasikinis, kur Google, make me a sandwich, tai čia į distributyvą įsiūtas, bet marketina jį tai kaip Microsoft tą recallą, žinai, asmeninis žinių valdytojas, kaupiklis, jo, personal knowledge manager. Apie asistentus kalbant, Mozilla tenai dabar irgi žada į naršyklę įkišti visur AI, ten asistentus. Įdomu, ar jie savo kiš, ar jie naudosis kaip visi, taip sakant, API čia GPT. Aš norėčiau tikėti, kad savo, nes jie vis tiek ir ten įvairių datasetų prikaupia, kaip tas pats Common Voice'as, ir tą jie visai papromautina, kad userio kompe viskas būtų, žinai, ir būtų galima apsėti be jokių online API-ų, nežinau, man atrodo, jie gana senokai, kalbėjo apie integracijas visokias AI-us, tai su tais pačiais vertimais, ar tekstų speech to text, nežinau dabar, ką jie čia dar svarsto. Nu, vėlgi, tie patys savo tekstai, imidžų, žinai, gal ir nieko būtų, jeigu, žinai, pas tave viskas hostinama. Ten toks nedidelis blobiukas. O šiaip dar Mozilla čia
pastaruoju metu nuskambėjo, kad jie planuoja įgyti dar ir kažkokią kompaniją, kuri reklamom užsiema berods. Kaip supratau, jau įgijo. Kaip pirmą kartą įrašinėjo, man atrodo, dar nebuvo įgyję. Ne, panašu, kad jau buvo. Bet Tai įdomiai, firma vadinasi reklamos Anonim. Jo, iš šiaip Mozilos vartotojų tai labai daug to skepsio ir kritikos būta, tiek dėl AI-aus, tiek dėl kažkokių reklamos kompanijų. Nes tipo davai, hebra, gal jūs galit browserį developint, o ne ten visokius šalutinius produktus, žinai. Jie mėtosi, jų rinka mažėja, tai jie pradeda mėtysi vis. Bet tai žinai, iš kitos pusės, pagrindinė pinigų dešra Mozilai buvo Google'as. Ir poreikis reklamai, jis kaip ir niekur neįdings, nei tu įrodysi žmonėm, kad žinai, kad jie gali apsėti be reklamos, žinai. O ta kompanija Anonim, tai jų pagrindinis kabliukas ir yra tai, kad jie kalba apie kontekstinę reklamą, tai yra, kad adsas yra rodomas ne individui trekinant jį per internetus, o individui, kuris atėjo į puslapį, į konkretų puslapį. Ir tas puslapis, pavyzdžiui, yra ten, nežinau, Lego mylėtojų, žinai, ten koks nors Birklinkas ar ten kažkas. Ir pagal puslapio turinį yra lankytojų generuojama reklama, kur yra būtent susijusi būtent su pačio puslapio turiniu, o ne su individu. Arba lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu yra žinoma, kad puslapis yra orientuotas į ten, nežinau, paauglius berniukus, ten koks nors Flintas LT, žinai. Ir reklamos visos lankytojams bus pagrindė tokios, kurios yra būtent į tą targeted audience, būtent to puslapio konkretaus, žinai. Ir jie tą gana smarkiai akcentuoja, kad, yra ir toks modelis ir jį gana efektyviai galima taikyti, žinai, orientuojantis labiau į turinį, o ne, žinai. Nežinau, kaip su efektyvumu, nesu tikras, nesu marketingistas, turbūt irgi atsirastų čia daug besiginčiančių. Matysim, gal nebus taip blogai, kaip bijoma, gal bus pakenčiamai. Arba vėl numes šitą idėją. Mozilla čia pastaruoju metu. Biški nepaeis ir numes, jo. Ne taip aršiai kaip Google graveyardas, bet... Beje, čia tiesą sakant, kai mes įrašinėjom pirmą kartą, dar naujiena šita nebuvo, bet dabar išlindo. Kaip ten, regression. Rastas OpenSSH bugas. Žinai, aš pakeičiau šitą CVE, šitą bugą. Ten toksai, čia realiai yra regresija. Ta prasme, čia buvo 2004 berods rastas bugas eksploituojamas. Hebra tą bugą pataisė gana greitai, jau pakankamai seniai. Ten su OpenSSH, ten ketvirta versija. Ir dabar netyčia updatindami dalykus, su paskutiniu updateu jie sulaužė šitą fiksą, kuris buvo skirtas, žinai, ten vos ne 20 metų senumo bugfixui. Ir iš esmės tai yra labiau susijęs su skylėtų glibsy ir realiai kiek iš aprašymo matyti viso šito bugo, kad kaip šitą bugą galima išnaudoti, tarsi kaip galima proof of concept, kaip daugmaž veikia. Tai iš esmės malicious klientas jungiasi prie serverio ir tada įdeda delėjų iki to momento, kai jis bando autentikuotis. Tai šitas bugas, šitas exploitas pasireiškia, kai klientas nebando autentikuotis ilgiau negu kažkoks tai arbitrary laikas, ilgiau negu 10 sekundžių berods, kažkas tokio. Toks proof of concept, ta prasme, proof of concept yra gana paprastas. Iš esmės rezultate Hebra sugebėjo privesti prie tokio būdo, kad tiesiog remote kodo executionas, o kadangi demonas, SSH serveris, jis paprastai veikia rūto teisėmis, tai iš esmės turi gana paprastą ir pigų, žinai, remote kodo executioną rūto teisėmis. Bet šitas linksmiausias momentas, kad, žinai, jeigu naudoji Ubuntu 18.04, 20.04, tai papuolė į tą rėžį, žinai, kur jau vienas bugas buvo pataisytas.
Ir dar tada neišleistas Pataisymas. pataisymas. Šitam pačiam mastodonė ten hebra. O, blemba, reikia pečinti visus ten virtulkės ir vakų, žinai. Čia žiaurus eksploatuojamas bagas, žinai. Okei, man čia dar nėra atvešo, palauko, tai kaip čia taip dabar, žinai. Okei, mes čia saugus, okei. Tai va, tai paskutinė Ubuntu versija, kuri yra pažeidžiama, kuri šipino šitą SSH serverį, kuri turėjo originalų bugą, tai buvo Ubuntu 6.06. Tai va, jeigu yra naudojamas kažkas tame tarpe nuo Ubuntu 6.06 iki dabar galvoju, kelinto čia. Kažkurio iš naujesnių Ubuntu, pavyzdžiui, tai kaip ir okei iš. Nu ką, kol kas baigiam, gerai, tikimės, kad pavyko šį kartą įsirašyti. Kaip sako, trečias kartas nemeluoja. Blemba, tai ketvirtą kartą įrašinėsim, ar ne? Ketvirtą kartą įrašinėsim. Aš nebespėsiu sumontuoti man iki atostogų. Aš antrą kartą tai pajuokavau, aš taip ekspektinau, kad viskas gerai bus, nes viskas veikia, aš tai per lengva paranoja. Gerai, gerbėmieji, kol kas. Nesušalkit, nežinau, dabar. Nesušalkit, nesukaiskit, kitas kartas vėl po 2 savaičių, nes šį kartą neturim nieko, jokių svečių ir liktai per daug neišsiplėtėm, tai... Nebent kažką sugalvosim pakeliui pakalbint gal. Arba ne. Gerai, tai iki gerbėmieji, iki kito karto. Iki kito karto, viso.